Sveiki, aš Saulius Kromalcas ir šiandien mes esame Kauno prekybos pramonės amatų rūmų podcast'e. Mūsų esminė tema – kas formuoja rinkoje konkurencingą pardavėją. Ir ar tai yra kompetencijos, kurios keičiasi žaibišku greičiu, kurios turėtų būti atnaujinamos, ar dirbtinis intelektas, kuris galbūt kaip papildomas įrankis tampa būtinybė. Šiandien mūsų podcastuose kalbinsime 3 pašnekovės, tai yra aukštosios mokyklos atstovė, profesinio mokymo centro atstovė ir verslo atstovė. Ir kiekvienas mūsų kalbintas pašnekovas bandys atskleisti, kokiu tempu ir ritmu jis juda. Mūsų podcastas, kuris startuoja dabar, tai kalbinsiu Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro sektorinio praktinio mokymo centro vadovę Dovilę Simanaitinę. Dovilė, mūsų tema, kurią pasirinkome šiandien, kompetencijų virtuvė. Kaip profesinio mokymo centrai ruošia rytdienos pardavėją. Tai pasidalinkit, kokius pagrindinius iššūkius iš savo pusės rengiant būtent pardavimų specialistus matote. Sveiki. Tai iš tikrųjų, kaip ir kiekvienos profesinės mokyklos, didžiausias iššūkis tai yra paruošti būtent tokį specialistą, kad jisai atitiktų rinkos poreikius. Tai iš to ir kyla didžiausi iššūkiai. Tai vienas didžiausių iš tikrųjų iššūkių yra, kadangi į profesinės mokyklas stoja mokiniai, turintys įvairių sugebėjimų ar ne, jiem nėra jokios kartelės, nėra vidurkių, tai iš tikro labai svarbu, kad profesijos mokytojas sugebėtų pagal esamą programą ar ne išmokti tokių kompetencijų, kurios būtent reikalingos tai profesijai, labai skirtingo lygio mokinius. Tai va, iš tikrųjų, kadangi keičiasi labai greitai prekybos srities įvairios sferos, ypač šis pokytis pradėjo didėti, kai atsirado dirbtinis intelektas, tai iš tikrųjų ir šiek tiek padidėjo poreikis keisti ir pačias programas, bet manau, kad tai nėra, sakysim, pats svarbiausias dalykas ir pats didžiausias iššūkis, nes iš tikrųjų programas pakeisti reikėtų bent 2 metų, bet mes kaip ir mokymo įstaigos ir profesijos mokytojai turim galimybę tas programas keisti iki 20%, tai iš tikrųjų tas naujoves kompetentingas mokytojas gali diegti ir jas mokyti mokinius. Bet ar nėra taip, kad tos technologinės inovacijos žengia truputį greičiau, negu suspėjom adaptuoti visas pačias programas? Taip, šiek tiek žengia, bet iš tikrųjų, ar viską reikia adaptuoti būtent į mokymo procesą, ar ne? Nes dirbtinio intelekto įvairūs įrankiai labai greitai keičiasi ir šiuo metu mes dar iš tikrųjų nežinome, kas liks su mumis ir kas pasikeis ir kas iš tikrųjų bus naudinga. Be abejo, kad audituojant tikriausiai ir žiūrint, kaip ir sakot, ką taikyti, yra finansiniai ir administraciniai resursai, ar ne? Kiek pavyksta juos priderinti ir integruoti prie esamos situacijos, kaip valdo šitą procesą? Taip, iš tikrųjų, finansiniai klausimai vieni svarbiausių, ypatingai norint, jeigu kalbam apie prekybos sritį, norint, sakysim, gauti licenciją, sakysim, kažkokią platformą ar įrankiam, kartais reikia nupirkti prisijungimų, kartais 30 mokinių, kartais 100 ar ne, tai jau dideli pinigai ar ne, ir metiniai mokesčiai įvairūs, bet vėlgi kartais ne patys finansai svarbiausi, o daug svarbiau žinoti, ką tiksliai mokykla turėtų įsigyti. Nes prekybos srityje iš tikrųjų labai dideli pokyčiai ir sritis yra labai plati ir kiekviena sritis ar neturi kažkokias skirtingas technologijas, tai vat tikrai labai būtų naudinga bendrauti su darbdaviais, kurie galėtų tiksliai pasakyti, ko reikia profesiniam mokyklom ir jau kai profesinės mokyklos žino, ko mes tiksliai norime, mes gauname finansavimą, iš tikrųjų ateina dideli projektai būtent pritaikymui profesinio mokymo šiam laikotarpiui, tai manau, tai finansinės problemos šiek tiek mažesnės, ar ne, kitas dalykas dar labai svarbus, kad reikia mokytojus irgi mokyti, ar ne, naujomis technologijomis, tai va dėl to tie procesai šiek tiek sulėtėja. Procesai tiek žmogiškieji, tiek žmogiškų resursų procesai, tiek finansiniai, ne? Dabar, jeigu dar trumpai paklausiu apie finansinius procesus, vis tiek paprastai mokymo įstaigos planuojasi savo, sakykime, veiklą, planuojasi sekančių metų
tam tikrus procesus, kiek pavyksta suderinti su tuo, kas vyksta rinkoje. Ta prasme, jeigu imtume įvairių programų atsiradimą ir panašiai, ar ne, kaip pavyksta atliepti ir suderinti, arba, gal sakyčiau, laviruoti tarp šitų dviejų dedamųjų. Taip, iš tikrųjų planuojama, kur skirti pinigus pirmiausiai, ar ne, kur būtent tokios sritys, kurios keičiasi. Šiaip dabar tikrai labai laiku atsirado finansavimas europinis, kuris yra patvirtintas profesinėms mokykloms. Ir mokyklos maždaug po 3-5 metų bus dar geriau pasiruošusios. Šiuo metu tikrai turime pinigų diegti naujausias technologijas ir tikrai atsinaujinsime. Žinot, smagu iš tikrųjų girdėti, nes dažniausiai sako, neturim finansinių resursų arba nežinom iš kur paimti, nuo ko pradėti, tai čia tas labai pozityviai nuteikia. Kiek realu, sakykime taip, pačiuose profesinio mokymo įstaigose diegti, jau dabar gal paklausiu taip, pačius dirbtinio intelekto sprendimus, ar ne, įvairias programas, kur būna, sakykime, vėlgi kažkokie tai mėnesiniai mokesčiai arba ten pusmetiniai abonementiniai mokesčiai ir panašiai. Manau, realu, bet vėlgi reikia tikrai suprasti, ko tiksliai reikia. Šiuo metu mokytojai irgi jau žaidžia su dirbtiniu intelektu, ar ne, ir naudoja ir pamokų kūrimui, ir testų kūrimui. Seniau buvo tokia baimė, dabar jau ir mokymų daug yra, tai gali juose lankytis ir tikrai nėra tokios baimės. Paminėjot, kad mokytojai jau žaidžia, kiek teko pastebėti, kiek žaidžia mokiniai patys jūsų? Taip, tai iš tikrųjų mokytojai buvo paskatinti mokinių žaisti, nes dažnai užduotys būdavo labai gerai atliktos, dabar mokytojai iš tikrųjų pagudrėjo, jau mato, labai matosi, kai ne pats mokinys, kai truputėlį pasikeitė atsakymai. Paprastai dar mokyklos susiduria su kitu aspektu, kaip monitorinti visą tą procesą, tai yra kaip atpažinti, kiek mokinys susižavėjo dirbtiniu intelektu ir kiek įsitraukė į visą tą procesą. Ar kaip sakykime, suvaldot, kad būtų vėlgi ne vien tik tai iš dirbtinio intelekto, ta prasme, turbūt jau daugiau kalbame apie ChatGPT, vieną programą, kuri populiariausia. Kaip suvaldot šitą visą mokymo procesą? Iš tikrųjų, šiuo metu dar tokios problemos nėra, kadangi profesinės mokyklos orientuotas labiau į praktiką, tai iš tikrųjų per praktinius darbus labai gerai atsiskleidžia tiesa. Sakykit, kiek matot patį poreikį, tuomet paklausiu taip bendravime su verslu, ta prasme, iš verslo integracijos pusės, tai yra įsitraukimų į mokymo procesą. Taip, iš tikrųjų profesinėm mokyklom kaip pirmas darbas ar ne paruošti mokinį, tai tikriausiai antras darbas vienas svarbiausių palaikyti gerus ryšius su verslu, nes verslas, būtent jie pirmieji gali integruoti įvairias naujoves ir mūsų mokiniai jau atlieka praktikas ir iš tikrųjų profesinės mokyklos dėl to ir žinomos, kad praktika pirmiausiai ir tikrai visi mokiniai atlieka praktiką ne tik Lietuvos įmonėse, atlieka praktiką dažniausiai mėnesio arba pusantro mėnesio ir užsienio įmonėse. Tai iš tikrųjų tas bendradarbiavimas labai labai naudingas. Tai mokiniam problemų nekyla, jie perima tas naujoves iš darbdavių. Vienu metu buvo tokia abejonė, ar ne, kaip bus toliau, nes mokiniai nueina į įmonės, o mokytojai nenueina ir nemato iš tokio, kas ten vyksta. Tai iš tikrųjų, kaip ir kalbėjau, ateina europiniai pinigai ir iš tikrųjų jau dabar užsiregistravom į mokymus, į tokius mokymus, kur bus ne tik teorija, aišku, teorija labai svarbi mokytojai, reikia turėti medžiagą ar ne, bet ir 3 dienas mokytojai vyks į įmonės ir ten kels savo kvalifikaciją. Tai manau, kad tikrai labai geri ir tinkami žingsniai yra daromi tą linkme. Iš tikrųjų, pataikėt gal į 10-uką, į sekantį klausimą, ką planavau jūsų užklausti, studentai arba moksleiviai, jie paprastai keliauja į tas praktikas ir va čia būna ta takoskyra, ta prasme, tai va pats tas procesas. O išduokit paslaptį, ar moksleiviai, studentai ieškosi patys praktikos vietų ir šitų, ar tiesiog kaip pati organizacija jūsų įsitraukia į procesą, kaip jį koordinuoja? Seniau, kaip ir atlikdavo praktikas, dar reikėdavo mūsų pagalbų, šiuo metu iš tikro, mūsų mokiniai gan paklausus ir mums patiems juos sunku išlaikyti, jie labai greitai pradeda dirbti, tai tokių problemų, kad jiems surasti praktiką nėra, bet ir šiandien organizavome karjeros dieną, kai galėjo atvykti mūsų įmonės, su kuriomis mes bendradarbiaujame, prisistatyti mūsų mokiniams, ir jie pirmieji pasiūlyti, kad atvykite pas mus ir pas mus geriausia. Bendradarbiaujant su verslu, ar ne, svarbu būti tuo tokiu lankščiu partneriu, ar ne? Tai kalbant iš tos pusės, kokius sprendimus arba galbūt kažkokius tai organizacijos, kokius vidinius principus išskirtumėt, kas yra svarbu bendraujant su verslu? Manyčiau, bendraujant su verslu reikia irgi tiksliai susiformuluoti būtent
link ko mes einam, ko mes norime pasiekti, kad verslas iš tikrųjų nori gan greitų sprendimų, mums šiek tiek sudėtingiau ar ne, tai iš tikrųjų kartais vyksta nesusikalbėjimas, nes verslas ar ne nori kartais prašo tik mokinių, mes sakom, turit pasirodyti pirmą mokiniam, nes šiuo metu mokiniai renkasi ir turi rinktis geriausius. Pakalbėkim dar trumpai apie mokinių, kurie ateina į jūsų, sakykim taip, įstaigą kompetencijas. Nes vis tiek visi ateina su tam tikrom žiniom, ar ne, ir čia daug diskusijų viešoje erdvėje vyksta, kad su kokiom žiniom jie ateina, tada kiekvienas proceso dalyvis sako, žiūrėkit, darau tą, ką galiu padaryti, ar ne. Su kokiais iššūkiais susidurėt, kada ateina moksleiviai ir, sakykime, kokie jūsų tikslai bandant pakeisti arba pakelti tas kompetencijas? Taip, tai iš tikrųjų vienas didžiausių iššūkių, ar ne, čia netgi kalbant apie programas, kai sakoma, kad darbdaviai sako, kad programos yra per ilgos, mes sakom, kad jos galėtų būti dar ilgesnės, nes iš tikrųjų, jeigu kalbant apie prekybos specialybės, tai Lietuvoje mokosi mokiniai, kurie prekybos srityje dirbs fizinėse parduotuvėse arba elektroninėje prekyboje. Tai ypatingai elektroniniai prekyboje, jeigu mokinio kompiuterinis raštingumas gan žemas, reikia nemažai laiko, kad jį pakelti ir kad dar galėtų jisai kažko įdomesnio, naujesnio išmokti. Tai iš tikrųjų mokytojų tikrai dideli iššūkiai, bandom. O kaip išeina, taip išeina. Iš tikrųjų, yra galimybių labai daug mokiniam, kiek kiekvienas įdeda darbo, kiek kiekvienas nori pasiekti, tiek ir gauna. Vienas iš dirbtinio intelekto tikslų, ar ne, kalbu apie globalią rinką, buvo didinti produktyvumą. Tai dabar tada paklausiu truputį taip, tai kiek dirbtinis intelektas didindamas produktyvumą, sakykime taip, nenumažins tų kompetencijų, tų žmonių, kurie ateina, arba, sakykime taip, nepavers juos daryti dar mažiau, bet realiai, sakykime, vėlgi, kaip va ta situacija? Kritinis mąstymas, tik tai kritinis mąstymas, suprasti, ką darai, kaip darai. Tarkim, per tam tikrus dalykus dėstytojai, kurie yra savo srities specialistai, kaip integruoja šitas, sakykime taip, kompetencijas, kaip skatina kritinį mąstymą pačiam procese? Kritinį mąstymą, aišku, čia irgi vėlgi priklauso, kokio lygio yra specialybė, yra 2, 3, 4, 5 lygio specialybės turime ar ne, tai va būtent tas kritinio mąstymo svarba kiekviename lygyje yra šiek tiek skirtinga ar ne, 3 lygio programuose tai vėlgi turi atlikti tam tikras funkcijas ar ne, 4 lygio jau jie turi planuoti, numatyti, spręsti problemas, na, o 5 lygio tai tik tai šiais metais programos pasirodžiusios ar ne, tai yra tokios vadovaujančios specialybės, tai va, skirtingame lygiai vėlgi reikia skirtingai dirbti. Dovilė, klausimas toks, tai vis dėlto pafantazuokim, jeigu AI-us, ar ne, būtų arba taptų netolimoje ateityje jūsų centro darbuotoju, kokias pareigybės galėtumėt, pirmosios pareigybės, ar ne, kurias atiduotumėt AI savo centre? Tikriausiai popierius. Tai aišku, duomenų, kažkas panašus kaip analitikas, nes iš tikrųjų daug laiko, ne tik mokytojai ar ne, analizuoja ir pažangumą mokinių, ir rašo ataskaitas, lygiai taip pat administracijai yra, irgi daug laiko skiria visokias ataskaitas daryti, tai iš tikrųjų labai naudinga, kad tas laikas bent jau sutrumpėtų ar ne, vis tiek jį koordinuoti reikės, bet jeigu jis sutrumpėtų ar ne, tai ir mokytojai galėtų daugiau dėmesio skirti mokiniams, daugiau dėmesio skirti jų poreikiams ir paruošti tikrai tinkamai specialistus rinkai. Gerai suprantu, kad jisai būtų tas pirmas etatas, būtų tas analitiko etatas, kuriam ir įdarbintumėt dirbtinio intelekto kokį nors Joną, ar ne? Taip. Tvarka, gerai, tai dėkoju Dovilė Jums už pokalbį, svarsčiau, kaip galėtume surezumuoti mūsų šitą diskusiją ir tiesiog galvoju, kad vėlgi yra tas geras posakis, sako, gauk iš gyvenimo tai, kuo džiaugtumės, nes priešingų atveju teks džiaugtis tuo, ką gausi. Tai šitoj vietoj vėlgi aukštosios mokyklos mokymo centrai susiduria su iššūkiais ir vėlgi manau, kad kaip ir jūs surezumavot, svarbiausias dalykas yra žmogus, ar ne, ir tas kontaktas su žmogumis nedings niekur, tos žinios, kurias atiduoda būtent žmogus, bet dirbtinis intelektas stipriai galėtų pagelbėti su būtent pačiais analitiniais procesais, su parengimu tam tikros dedamosios medžiagos.
Esminis momentas vėlgi teisingai atsirinkti tam tikras dirbtinio intelekto priemonės, kaip ir minėjo Dovilė, ir bendradarbiaujant su verslu neatsilikti nuo rinkos. Tai dėkoju dar kartą Dovilę už pokalbį ir sekančiam mūsų podcast'e kviesime kitas mūsų pašnekovės išgirsti jų įžvalgas. Aš Saulius Kromalcas tariu ačiū labai ir iki sekančio podcast'o.